nuo pat laidos pradžių mes Eglėje tau užkimždavom burną, visai nedavėm daug šnekėt, bet Eglė yra iš tikrųjų mūsų, ką jau čia be meluoti, senstančių moterų viltis, kad galima dar įvairiais būdais tą vyrą prie savęs taip jau prisirišti, kad jisai niekar nematys, kad jis bus dūmė. Tai dabar norėčiau pasakyti dar tokį labai jau, sakykim, rimtai savo tokį žodį. Aš dabar noriu klausytis. Jo, norėčiau pasakyti, man gyvenime visą laiką buvo svarbiausia meilė, jausmai, ryšys. O dabar? O dabar taip. Taip, ir dabar aš esu laiminga. Aš turiu mylimai, kuris tikrai nėra pasiturintis ir tikrai manęs neišlaiko, bet mus riša gražus jausmai ir aš esu dabar be galo laiminga. Ir būtent tą gundimo meną aš naudoju būtent su juo. Bet jisai man davė tokią mintį, kad kodėl tik tai jo aš šoku. O dabar ir pasižiūrim, kaip tai atrodo. Kaip rodo gyvenimiška patirtis, pinigai dar niekam neatnešė laimės. Mylėkime kitą žmogų, o ne pinigus. Juk ne piniguose laimė, o meiliai. Iki kito pasimatymo, kitą pirmadienį. Viso gero.